labiausiai pasiilgsim kai kurių mokytojų iš tikrųjų ir kai kurių mokymosi dalykų. Nes vis dėlto tai yra mūsų jaunystė. Labai pasiilgsiu Amandos, Vaivos ir Monikos. Tai skaityk paskutinė mūsų šventė yra ir labai džiaugiamės šiandien, bet tačiau kitą savaitę jau tie visi džiaugsmai mums pasibaigs ir prasidės jau tikrosios kančios. Pasiilgsim Žulpos, labiausiai Žulpos. Jo, ir noriu pasakyti, kad labai myliu savo klasę, kad ir kokie mes esam, bet vis tiek jau čia išliksim draugais visi ir šiandien pasilinksminsim. Stiprybės, laimės ir sėkmės. Mylim ir bučiuojam. Ketvirtas valdo. Svarba teigiamas. Mums tai kablai spaudžia. Jo, šiaip didžiausias prisiminimas jaučiu būtų šiandien. Na, man dantis raudoja. Bet iš tikrųjų visai smagu. Tikrai buvo gera su mokytojais, kalbėti, bendrauti. Labai linksma, labai miela ir labai gera. Ir mūsų tačka žiauri kieta. Paskutinis skambutis, visi gražiai pasipuošę, visi laimingi, tai tiesiog džiugi nuotaika vyrauja visur. Gerai, raminame žiūrimus. Galų gale baigiam, ne? Šitą mokyklą kažkuria prasme bus labai sunku palikti, nes joje buvo daug gražių prisiminimų, tačiau naujas etapas, manau, kad kiekvienam bus iki naudą. 12 metų vargo vakarienė, pabaigta jau bus po egzaminų. Žiauri, fainai, kūla, čia viskas yra, esam labai laimingi, nuotaikos geros, saulutė šviečia, kaip pasakyta. Pagaliau baigėm mokyklą. Mes norėjom kažką įrodyti, bet dabar mes... Pabaiga. Nuostabu. Net nejauku ateičiau paskutinę dieną jau tą mokyklą. Kas nebegalėsim nedaryti, tokios suolas, kad viskas, baigė. Visi jakučiai pasibaigė viskas, dabar jau reiks rimtėti ir jau savo gyvenimą patiems žengti. Tai per asperą dastrą. Labai teisingai.